Aš esu kartą buvęs Amerikoje. Taip, aš esu buvęs kartą Amerikoje ir žinot, tie visi dalykai, kuriuos kalba apie tenais maždaug tos jau, tos blogus rajonus, kur gyvena meksikonai ir jodukai. Aš sakyčiau, kad jie nėra tokie jau labai blogi. Visokiu atveju jie nelabai ką skiriasi nuo mano Vilniaus rajonų, tenais Šeškinės arba ten Savanorių prospekto. Nes vėlgi yra vienas ir tas pats dalykas. Kai tu, pavyzdžiui, eini gatve ir prie tavęs prieina bičas ir sako, yo, man, buy a cell phone. Lygiai taip pat Vilniuje prie tavęs prieina žmonės ir sako, čuvak, mobilka нужна? Ir lygiai taip pat, kaip Amerikoje tau bando įtikinti, kai tu jam sakai maždaug ne, ačiū, jis sako, man, this is a Motorola 5000 mother... It has Bluetooth, it has wireless internet, MP3 player, it has the works, mother... Lygiai taip pat Lietuvoj, jie tau sako, čia нормально, все кнопки работают вам. Ir lygiai taip pat, kai tu jiems maždaug sakai, jau kad jie atsiknistų, maždaug tu sakai, maždaug, I have cell phone. Tai tau tik tai vienas skirtumas, kad Amerikoje jie sako, man, buy the goddamn cell phone, motherfucker. I will fuck you up. Lygiai taip pat Vilniuje sako, имеешь мобилку. Тогда einam ten по tiltasam, tau nieko nebus. Cigaretį turi?